sveikinimai ir kas nulėmė šiandienos pergalę? Iš tikrųjų, pakalbėjom su merginom, kad pirmos rungtynės Kaune su Aistėm nebuvo labai geros, ypač pirma rungtynių pusė, tai norėjom nuo pat pirmos rungtynių pusės gerai sužaisti, pabandyti kažką naujo gynyboje, kas visai neblogai pavyko, tai sakau, džiaugiuosi tokiu geru visai nusiteikimu ir tokia gera energija aikštelė po tų Europo kapo rungtynių. Galvoju, gal gali būti kažkiek tokio nusivylimų, mažiau energijos, bet džiaugiuosi, kad pavyko nusiteikti ir gerai sulošti šitas rungtynės. Sezoną reikėtų vertinti, gal kaip ir šitie sezoną reikėtų vertinti per Eurokapą pasirodymą ir sakai, kad lyginant su sezono pradžia, kiek patobulėjusios yra krepšininkės ir aplamai, kiek optimizmo suteikia lyginant su sezono pradžia dabar turite? Nežinau, gal sezoną reikėtų geriau vertinti pasibaigus ir visom tom rungtynėm, ir Baltijos lygoje, ir Lietuvos lygai, Karalienės tauriai, bet aišku, kai tu žaidži Europos tauriai, kai tu patenki kitą etapą, gauni vis daugiau tų rungtynių, to žaidybinės patirties, žaidži tikrai stipriom komandom, su stipriom varžovėm ir tas augina tave, kiekvienas pasirašymas, kiekviena treniruotė, kiekvienos tos rungtynės. Gaila, kad pasibaigė tas etapas, liko Lietuvos lyga, laukia irgi daug labai svarbių rungtynių, taip kad žiūrim į priekį ir sezoną vertinsim pasibaigus visom lygom. Ir pabaigai sakyčiau, kurios krepšininkas pasirodymas būtent, kad žvelgiant ateitį jūs džiugina labiausiai, ypač įvertinant jaunų krepšininkų pasirodymą ir tobulėjimą sezono eigoje? Tai aišku, smagu, kad jaunimas turi tų savo minučių ir jas išnaudoja gan produktyviai. Džiaugiuosi šiandien ir už Zoją, kuri atvyko į mūsų komandą. Neturėjom tikrai mes labai daug laiko jos įvedinėti taktikas, kadangi ruošiamės tom Eurokapo dviem svarbiom rungtynėm. Bet jį tikrai neblogai įsilieja, tikrai prideda mum puolime ir gynyboje aktyviai, taip kad džiaugiuosi, galim sakyti, visom žaidėjom, o ypač, kad galim jau duoti to tokio žaidybinio laiko savo jaunimui ir kad nauja žaidėja irgi puikiai įsilieja. Congratulations with the victory, Japris, and your comments, what led to the victory? I think we just came off of a loss, our Euro Cup loss, and we finished playoffs. So I think that was pretty motivating. Just emphasizing defense and trying to hold opponents to a certain amount of points, and I think that's what did it. And the last question is, what is the mood in the team, and especially what is your mood after came out from the Euro Cup tournament? I think it's disappointing not being able to play Euro Cup anymore, but you got to move on. So now we're trying to hunt for a championship, and I think that's the mood, trying to hunt for that. Treneri, kas šiandien nulėmė komandos pralaimėjimą? Tai visų pirma, stipresnė priešininkų komanda nulėmė, mes neatvažiavome varžybas ir pasidavėm jau pirmam kėlinyje, nekovojom, nes prieš kibirkštį reiktų visas jėgas aizuoti ir dirbti 100%, mes to visiškai nedarėm ir atėjom jau pralaimėti, tai tikrai nelabai gražiai atrodėm, bet ką darysim. Atrodėte gražiai, bet tiesiog gal patyrė, jūsų jaunas krepšininkas pritrūko patyrimo, biškai šitie gal noro, bet tas dalykas atleistinas, sakyk, kiek lyginant su komandos sezono pradžia yra pažengusios į priekį jaunosios krepšininkas? Žiūrint iš tas varžybas 3 žingsnius atgal. Pažengusias 3 žingsnius atgal, žiūrint iš tas varžybas. Gal tada tiesiog, jeigu šiandien 3 žingsniai atgal, tai gal tada kitos rungtynėse bus 5 žingsniai į priekį? Nieko, turėsim rimtą pokalbį, pasižiūrėsim, kaip čia viskas toliau vyks, nes mes netokius ciklus, mes norim kovoti iki dėl kiekvieno centimetro, o šiandieną mes visiškai nekovojam. Juste, tai koks komentaras tavo po pralaimėtų rungtynių? Čia galima rasti daug prie ko prisikabinėti, bet turbūt tas pagrindinis buvo, kai pradėjom žaisti, tai taip ir pasiklojom tas visas rungtynės. Tai realiai ta pradžia tokia ir viskas, ir paleidom iš karto kibirkštį. Matėm, kad labai kabinotės rungtynės, tu taip pat įmetė 8 taškus, kėlė daug keblumų prasiveržimais, sakyk, kiek tokios patyrusios oponentės padeda tau asmeniškai tobulėti šitos rungtynėse ir siekti revanšo krepšinio aikštelėje prieš varžovės, kurios šiemet žaidė Eurokapę? Aš manau, kad čia visos turim pasimti savo kaip pamoką prieš su tokiam varžovėm žaisti. Jas
europinio lygio komanda, tai turim tiesiog pasimti kaip pamoką ir kiekviena pasižiūrėti savo klaidas ir tiesiog dirbti ir tobulėti.